Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Sveiki, čia Reidas. Laida, kuri pasakų neseka. Ji jas rodo. Taigi gražų rudens šeštadienį Trilapio ir Daukanto gatvių sankryžoje susidūrė Mini ir Clio. Būtent Clio atvažiavo šalutinę gatvę ir trenkėsi į pagrindinę gatvę važiuojantį automobilį, kuriame buvo ir vaikas. Moteriškė važiavo iš šalutinio kelio. Važiavo ir greitis tikrai nemažas buvo. Vaiką važiavau pagrindinę gatvę, iš baseino važiavau ir jinai net nepristabdė. Aš važiavau iš pagrindinę gatvę ties tą vietą, žiūriu, kad jinai visiškai nepristabdė. Tada aš pradėjau ant viso, kiek įmanoma stabdyti iš visos jėgos ir žiūriu, kad man, jeigu aš būčiau nestabdžius, aš nežinau, kas jai būtų. Jinai apsisuko tiesiog saulute, gal jinai būtų skriejus kažkur čia. Čia būna ir taip, čia būdavo ir taip visą laiką šitoje sankryžoje. O ką jinai paaiškino? Jinai paaiškino, kad aš nevažiavau greitis, kad aš pristabdžiau, kad jokių mašinų nebuvo. Jūs iš kažkur atsiradote, ne? Aš iš kažkur atsiradau ir jai pasidarė greitis bloga, nes kai pradėjo policija atvažiavo, kad pradėjo, sako, jūs kalta, jai pasidarė tada ir blogai. Šit kaip netgi, supratau. Taip. Tai žodžiu, dar nelabiau prisidirbo, supratau. Nu tai va, tai jo, tai ir sako, be reikalo. Bet čia tik kada atvažiavo policija, tik tada jai blogą pasidarė. Tik tada, nes sustojo ne greitoji buvo, o gaisrinė sustojo, sako, ar visiems viskas gerai. Tai ta prasme, jūs dar netgi, jinai nesutiko su savo kaltė netgi, kad iš šalutinio išvažiavo. Va čia toks variantas. Jo, dėl to aš ir būčiau su ta deklaracija sutikus viską, bet sakau, aš taip, sakau, net jeigu važiuoja policija, sakau, kuo mažiau tokių žmonių būtų, kad, sakau, bent jau sutiktumėt su savo kalte, kad, sakau, prie stop ženklo būtina sustoti. Vėliau iš ligoninės avarijos vietą grįš avarijos kaltininkė ir vis tiek nelabai norės sutikti su savo kalte. Teiks, kad Mini važiavo dideliu greičiu. It tai ponia galėtų nustatyti tą greitį. Teigia, kad ji tai buvo sustojusi prie stop ženklo. Na ir kas, kad buvo sustojusi, bet tai atvažiuota iš šalutinio kelio ir pilta į pagrindinių kelių važiuojantį. Mes vėl savo, mes vėl apie tą patį, kol taip vairuosime, tol bus laida Reidas. Ir dabar lankomės Simonaitytės gatvėje. Čia Audi Q7 kliuvo nuo krovininio transporto sukusio į kairę, o tada Audi dar pylė į stovintį Ford Mondeo. Avariją sukėlusio krovininio automobilio vairuotojo apakino saulė. O kaip jūs jo nematėt, baltas irgi? Man, žinai, kaip gausi saulė švietė, toj pusėje buvo. Pasisukau, žinai, tas spigino saulė. Tai per saulę viskas čia? Sugadino saulę visą reikalą. Supratau. O tas vapšė ne prie ko? Tas ne prie ko iš visų. Net ir padangą nuleisiu dabar. Tokią mašiną. Na, po aštrių diskusijų, kurios nurimo pasirodžius laidos Reidas kūrybiniai grupiai, vis dėlto buvo užpildytos eismo įvykių deklaracijos. Nes sužeistų nėra, viskas aišku, visi blaivus ir aplinkybės nepasikeis, ar tu kalbėsi pakeltų tonų, ar mosuosi daiktais panašiais į dujinius pistoletus. O dabar važiuojame mes į Gargždus. Taigi Gargždai sodų bendrija Gargždelė. Na dabar tai gausite visi velnių. Opelio vairuotoja, kad nepraleido kliūties iš dešinės, taip, jums nepasigirdo, nepraleido kliūties iš dešinės. O Volkswageno vairuotoja, jog pjausto kampus. A ponia vairavot? A dažnai čia važiuojat? Visą laiką čia man visą laiką. Obelų takas, ženklo nėra? Nėra. Kaip reikėjo praleisti? Aš važiuoju į tą kriaušių taką. Taip ženklų nėra, taip nieko nėra, taip vis tą pagrindinį važiuojam. Bet tai reikėjo praleisti? Praleisti. Kaip sakant, man nėra dar tekę susidurti per 7 metus, vieną kartą čia važinėjus. Nieko nebuvo gerai, kad mes dar negreitai, nei vieną, nei kitą. Tiek vieną lengvai važiavam, tiek kitą važiavam. Jeigu čia būtum greitai, lyg vieną kitą, tai didesnį dar būtų vis. O tai vaks be diržo buvo, kad galva susižeidė? Be diržo buvo. Su diržu? Bet jisai be diržo matyti išvis. Kaip sakant, tiek tesilaikė man pasidirsi tos negerai matyti šitą. Buvau taip dėjai, taip ir ištė. Supratau. O šitą kas vairavo, ponia? O ko kampus nukirtinėjat? Ką? Taip jau išėjo, stabdėm biškį. Šiaip kampas nukirstas toks nemenkas. Jeigu aš įsivaizduoju, kad čia būčiau su kasai, man čia niekur nebūtų buvėjų.
kitą kartą taip nedarysit, pas jūs vaiko nebuvo. Buvo vaikas? Galim sakyti, kad nebuvo. Buvo iš tikrųjų. Supratau. Bet viskas gerai jau išvažiavo. Supratau. Buvo keli taip įsektas. Atvažiuos policija, pamatuos kampus ir paaiškės, kad susidurta dar Opeliui neprivažiavus sankryžos. Tai reiškia, jo kalta dėl avarijos liktų Volkswagen vairuotoja. Juk jeigu nebūtų pjovusi kampo, tai nebūtų įvykusi ir avarija. Tada gal Opelio vairuotoja būtų pastebėjusi iš šono atvažiuojantį automobilį. Tačiau vis tiek kirba mintis, kad ir tada Opelio vairuotoja būtų važiavusi kaip pagrindiniu keliu, savo iš šonos nesižvalgydama. Į ligoninę buvo išvežta Opel vairuotojos anūkė. Nieko baisaus ir kadangi laida Reidas yra švietėjiška laida, tai tą progą apdalinsime sodų vaikus atšvaitais, liemenėmis, imkit, mums negaila. Juolab tamsusis spalis atšvaitų mėnuo. Atvažiuosime kitą kartą ir tikrinsime, kaip mes šviečiame naktį. Ir kitas siužetas bus toks rudeniu kvepiantis, apie obuolius jis bus, obuolius kelyje. Buvo gautas pranešimas, kad Rimkose susidūrė du automobiliai ir užpakalin gavęs vairuotojas labai užpykęs šaukė ant avarijos kaltininkės. Kol mes atvažiavome, įvykio vietoje jau buvo policija ir aistros buvo užgesintos. Pasirodo, ponia su Toyota pylė į 1979 metais pagaminto Audi 80 galą. Kas čia norėjo televizorių pakliūti? Niekas. Va, čia ponai nori Kas eik savo? šitą draudimą. Manęs neplaikė negražiai. Gražiai ponė esat. O kaip į galą gavot? A kamštis buvo? Trakovka, dai. Stovėjo dvi prieki mašinos. Prieki, aha. Ir mes trenkė stovėjo. Ir kai trenkė, jinai Netyčia. Netyčiagi trenkė, nu. Viskas aišku, ponai. Pildo deklaracijas ir viskas, kam ta policija? Ne, dėl to, kad 79 metų mašina. Čia ir didžiausia bėda, kad vat sėda mašina jau čia. Stresas dėl to žmonėm yra labai didelis. Supratau. Tai jau jinai važiuos kur? Suprantu, pirmai pasirė mašiną. Ne, jinai važiuosi, čia nieko nėra. O piktis tai kilo dėl to, jog niekas tokio galo Klaipėdoje jau nebeturės. Kas suremontuos jį? Kas? Nuo 1960 metų vairuoja mašinas Audi vairuotojas be nuotykių, o čia šie ir turi. Štai tokia istorija apie obuolius. Toyotos vairuotoja važiavo pridavusi vaisių sultims, o dėdukai maišą obuolių vežėsi namo į Klaipėdą. Sendvario žiede vaikinas pakibino merginas. Šiaip būtų juk nekibinės, bet staiga merginų žalialapis BMW ėmė ir užgeso prieš pat įvažiuojant į žiedinę sankryžą, žodžiu pačiu svarbiausiu gyvenime momentu. prigesom ir tiesiai mums. Ir viskas? Ir apstalės smagiai. O tai kiek vairuoji, kad užgesai sankryžoje? Nei metų nėra. Oi, kokia. Užgesti gali kiekvienam pasirinkti. Taip. Iš kur tu viską žinai? Laidas žiūri? Gal? Labai reidami. Supratau. Klausykit, tai gal reidą mėgsta, tu tai kodėl gale neprisisegus mergina buvo diržo? Kaip neprisisegus? Prisisegus buvo? Taip, prisisegus, tu taip ir man buvo smūgis, aš galvą dinkeliu ir jinai buvo prisisegus. Visos buvom prisisegus. Prisisegusios buvo? Tikrai, taip. Doros esat? Doros. Supratau. Kaip sakai, neprisisegus diržo buvo? Kiek mačiau, neprisisegus buvo diržą. O kaip tu matėjai? Nu, tuo metu aš priėjau, jos dar mašinai sėdėjo, aš priėjau, jos manęs klausė, viskas gerai, aš jau klausė, viskas gerai. Ir taip tuo momentu gal ir pažvelgiau, kad buvo jos daugiau nei dvi mašinai. Supratau, o tai galinė mergaitė išvežė? Galia kur sėdėjo? Galinė. Ai, supratau. O ką, jos iš čia sustojo dabar? Užgeso. Užgeso? Pradėjau važiuoti ir užgeso. Aš tuo momentu į žiedą pasižiūrėjau. Mačiau, kad jos pajudėjo, pasižiūrėjau, žiedą nėra mašinai. Pradėjau pats judėti. Nu, klaida. Ir tiesiog atsisukiau, jos jau stovi man prieš akis. Ir pakibinai merginas. Šiaip nejuokinga, kai kažkas po avarijos atsiduria ligoninėje, o šiuo atveju taip ir atsitiko. BMW keleivės sužalojimai nėra fatališki, nepavojingi, bet vis tiek nemalonu. O mes baigiam kirkintis ir keliamės į jūsų ir mūsų rubriką Filmuoja Reido reporteriai. Reido reporteriai pradeda darbą Kaune netoli Draugystės parkelio, kur prabėgo Reido autoriaus vaikystė, ir čia Dieselgate atstovas pavairavo štai taip, išlindo ir pristabdė. O gal ir nepristabdė, čia juk Volkswagen dizelis nieko nebepavaro, ne? Vėl Kaunas, Vaidoto gatvė, vėl net ne BMW, o Audi. Audi pasipuošęs įmantriais skaičiais 900, kad lengviau būtų komisarui įsidėmėti. Važiuoja kelio viduriu, prieš pėsčiųjų perėją, po to ruošiasi startui, lenkimui ir pirmin. Gazas dugnas, Lietuva.
O kitą pavairavimą Kaune galima vertinti kaip neapsisprendimą, pasiklydimą, nežinojimą ar dar kažkaip kitaip. Na, žmogus nenori sukti į dešinę, o ko, jeigu jam reikia tiesiai? Tai jis kirsdamas ištisinę liniją taip ir padarys, pavarys tiesiai. Bet kam tas Kaunas ir Klaipėdoje pavaro panašiai veikėjai ir veikėjos įvažiuojančios štai taip į Baltijos ir Šilutės plento žiedinę sankryžą. Svarbiausia – uostamiesčio žiedą. Jeigu kas nors Kretingoje su mumis leisi savo vaikus mokytis vairavimo pas šio miestelio vairavimo specialistus, tai netrukus pamatysite veikėją, kurio vairavimas pasitikėjimo nekelia. Iš tos josos, iš kurios galima sukti tik į dešinę, jis pavaro tiesiai, dar greičio pedalą užminęs, kad greičiau būtų. O čia dar vienas mokomasis pavarys negražiai. Ne tas raudonas. Kitas, priekyje važiuojantis. Juk turėtų anie mums pavyzdį rodyti, o ne iš antros eismo juostos į dešinę sukti. Keliaujame toliau į šiaurę. Nepaslaptis, kad Latvijai kaip ir lietuviai vairuoja keisčiausiai Europos Sąjungoje. Štai jums pavyzdys – lenkimas prieš posūkį, ko ne lietuviai į kaktą. Audi prie arenos Panevėžyje irgi pavarė nevaikiškai į kairę prieš saleles, prieš nosį padariems eismo dalyviams šiek tiek sutrikusiems. Netoli Rokiškio prie žiedą BMW apgynė savo dorą vardą su tokiu vairavimu, kai vairuotojas lenkia per ištisinę liniją ir dar kerta per stabdžius, kad nenulėktų skersai per žiedą į kitą jo pusę. Centrinė Klaipėdos gatvė, mašinų pilna. Ir ką reikia galvoti taip siuvant per ją, net į šonus nesižvalgant, tad nenuostabu, kad taip po to gyvenime gali atsirasti visokių trūkčiojimų. Čia irgi Klaipėda gražu žiūrėti, kaip prie vieno sveikatos priežiūros centro Taikos prospekte išvažiuojantis automobilistai rauna degant raudonam šviesoforo signalui. Ir net ne vienas, ir net ne du. Šioje rubrikoje šį kartą BMW pasirodymus nurungė Audi pavairavimai. Prašau, dar vienas pavyzdys. Audi vieną kartą pavarė, netrukus rovė dar kartelį nervingai, psichas kažkoks, nemažiau. Į rubriką vainikuoja ši situacija, o čia tai išlindo, o čia tai suvaldė. Gerai, kad suvaldė. Nesuvaldytas kiek tolėliau sumanė apsisukti, o kaip ten baigėsi toliau, istorija nutyli. Bet mes žinome, kad anasis buvo pavytas ir su juo pakalbėta. Dabar bus pertrauka, reklama ir anonsai, nuo po to laidoje matysite. Naktis Taikos prospekte sudaužyti 3 automobiliai, 5 žmonės sužeisti. 3 žmonės ligoninėje atsidūrė po avarijos kelyje senajame Žemaičių plente, o vienas į ligoninę išvyko po avarijos Dubysos gatvėje. Ir aišku, laidą pabaigs mūsų ir jūsų rubrika filmuoja reido reporteriai. Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Reklamos ir anonsų laikas baigėsi, nuo mes tęsime laidą. Antroji reido dalis. Sekmadienio pavakarę stipri avarija įvyko kelyje Vėžiučiai Andrijavas Rietavas arba kitaip senajame Žemaičių plente. Čia Toyotos vairuotojas suko magistralės link ir susidūrė su golf skriejusiu Rietavo link. Jūs važiavo tiesiai link Rietavo? Ne, aš važiavau link Klaipėdos. Ai, link Klaipėdos jūs važiavo? Ai, kairė sukot jūs? Ja. Supratau. O tai stabdymo kelias tas kieno? Čia to dabar bus stabdymo kelias? Ai, šitkai. O tai nepamatėt, ar kas čia buvo? Nepamačiau. Nepamatėt? Ten, aš tai dėvų, kaip galvoju, kodėl nepamačiau. Aha. Pamačiau jau, kada viskas jau, mes jau buvo vėlu. Ant stabdžio nebuvo. Aha. Tas kalniukas turbūt nesimatė, toks greitis, aš nežinau, ten buvo. Nu, čia nesuspėjau pamatyti. Šiaip tai jeigu atvirai, tai bjauroka, žinokit, iš tikrųjų čia. Bjauroka šiek tiek. Tikėjasi, kad pasuks prieš nosį, ar kaip? Kur mes įtikės, kad 2 metrų galiu iki savo. Ai, šit kaip? Nu, 2 sekundės. Aha. Net nepagalvoju. Net nepagalvojat. O koks greitis maždaug buvo jūsų? 65 važiavau. Nu, tavo, šito tikrai. Ai, ten nuo viršaus, va ten nuo viduko atsukot, ne? Dabar važiavau teisėm, čia. Dviese važiavot? Jo, važiavau žvejoti. Nu, dabar ne. Ai, po žvejybos jau važiavot? Jo. Supratau. Tai bus po žvejybos, busit blaivus, vis tiek viskas tvarkoj su jumis. Jo, tai. Klausykit, o ką čia išvežė, kiek į ligonį išvežė? Moteriškai. Iš tos mašinos abidvi.
Dvi moteris iš Toyotos išvežtos į ligoninę, vėliau į ligoninę kreipsis ir avariją sukėlęs vyriškis. Sužeidimai nėra baisus, tik mašinos atrodo baisiai. Vyrai su golfu grįžtantis į žvejybos namo tądien kiek užtruko. Incidento dalyviai, tai yra vairuotojai, buvo blaivus. Na, prisipažinsime atvirai, čia, šioje vietoje, dėl avarijų mes lankomės labai retai. Gal tas kalnelis senajame Žemaičių plente prieš Sankryžėlę yra visai neprobleminis, ką? Senokai tai buvo pasitaškyta Klaipėdoje, naktį iš sekmadienio pirmadienį Taikos prospekto ir Bijūnų gatvių sankryžoje susidūrė 3 automobiliai – Audi A3, Audi A4 bei Opel Zafira. Štai ką mums papasako Audi A4 vairuotojo brolis. Ta Audinė va tamsi, čia tikriausiai skrido, sakė, kaip liudininkė, sakė 150 km/h greičiu ir kalė į galą, nes nespėjo įsisukti pirmą juostą. Ir išmetė šitą Audinį į priešpriešą ir trenkėsi šitą taksi, va, užmetė, kaip matot, va, šitaip ir trenkėsi tą taksi. Pašnekovo brolis ir draugė buvo išvežti į ligoninę. Į ligoninę pateko ir taksi keleivis bei vienas veikėjas iš avariją sukėlusio Audi A3. Po to kreipsis dar vienas asmuo į ligoninę. Tad 5 sužeisti. Šio automobilio ekipažas papasakojo, kad prie bendrabučio Debreceno gatvėje susipažino su tokiu Vitaliku ir kadangi visi buvo girti, tai paprašė, kad tas Vitalikas juos pavežiotų. Pavežiojo vienus iki ligoninės, kitus šiaip. 20-metis Vitalijus sukėlęs avariją dingo, bet po 2 dienų Audi A3 savininkės sūnus, kuris taip pat važiavo automobilyje, į policiją bėglį atvedė. Policijoje paaiškėjo, kad bėglys niekada neturėjo vairuotojo pažymėjimo. Senokai tokio chuliganiško atvejo nebuvo mūsų naktinėse Klaipėdos gatvėse. Šį kartą pirmadienio blitz reidas įvyko Macuičiuose. Tvyrant rūkų, jungtinės Klaipėdos rajono ir Palangos policijos pareigūnų pajėgos surengė reidą prie Gargždų, vadinamoje Macuičių sankryžoje. Buvo kelios minutės po 8 val. Ryto, kai klaipėdiškiams sustabdžius automobilį Škoda Rapid paaiškėjo, jog įkliuvo pirmas neblaivus vairuotojas. Gargždiškiui nustatytas lengvas girtumo laipsnis – 0,57 promilės alkoholio. 0,57, labas rytas. Sakė, nieko nevartojam. Bėdos bus. Ne, supratau. O vakar? Gero. Vairuotojas jautėsi puikiai, tad vairavo, nesitikėjo, kad pripūs, kaip visada nežinome savo normos, aišku, ją gali žinoti, jeigu ji kinta nuo aibės aplinkybių. Netrukus palangiškiai pareigūnai sustabdė nuo Macuičių pusės atvažiavusi automobilį Audi. Vairuotojas bendraudamas su pareigūnais, vos atidarė savo automobilio langą, vis nusukdavo akis į šoną, stengėsi nekvėpuoti, akivaizdžiai jaudinosi. Jonui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,95 promilės alkoholio. Paaiškėjo, kad jis dirba ugniagesiu. Tiesa, nestatutiniu. Ant Macuičių kalno dar 4 vairuotojai pūtė iki draudžiamos normos. Bet 0,16, kad neatsargus esat. O jeigu valandą anksčiau būtumėt važiavęs pons, ką gerėt vakar? Nieko negerėt? Degtinė. Va, koks doras esat. Vienas vairuotojas buvo priverstas nuplėšti nuo stiklų tamsintą plėvelę. O plėvelę užklijo tai yra. Žinau, kiek turi būti? Ne, nieko, aš kaip nupirkau mašiną, tai 44,4. Turi būti ne mažiau 70. Tamsoki langai šiek tiek. gali būti, nes tas yra iš jūs, pažiūrėkit, irgi užtavusius benzino blukės grinai. Aha. Aš negalvoju, kad čia... Nes aš nupirkęs katinais. Supratau. Pasėdėk. O, gerai plėšiasi. Nu, va, ne pats klėjau. O reidą praskaidrino moteriškė supainiojusi metų laikus ir padangas. Ji buvo sustabdyta dėl to, jog važiavo degant vienai lempeliai. O pasirodo, kad ji važiavo štai dėl ko. Vasarą, pravažinėjusi su žieminėmis padangomis, ji prieš žiemą gumas nutarė pasikeisti į vasarinės. Čia yra žieminės padangos. Nu, jau nebelabai jau tokia. Bet ne, dar normaliai. Dar šią žiemą atvažiuosit, o ten yra vasarinės. Jūs nevažiuokit ir nekeiskit jokių padangų. Važiuoju iš mamos. Lemputį susitvarkykit. Ir lemputės sutvarkysit, taip? Ką tai žinau, tikrai. Nu, bet kaip čia dabar su tom padangom dabar? Kaip yra, moteris labai viską išmano. Nu, aišku, viską išmano. Nu, ne viską. Kaip vyrus trojantį, tai mokat visos. O, vyrai išvažiavo į užsienį, aš kaip vyrai. Ką jums daryti čia? Ką jums čia daryti dabar? Jo, paliko vienas ir tvarkykitės. Vieni geria, kiti užsienį dirba, o taip dabar yra. Tai galiu važiuoti? Gero kelio. Iki. Štai toks buvo ūkanotas pirmadienis prie Gargždų ir prie Vėžaičių taip pat.
Vieną trečiąją apie pusę 11 ryto Klaipėdoje Dubysos gatvėje automobilis Opel trenkėsi į Hyundai galą. Bet taip trenkėsi, kad korėjietiškame automobilyje išlūžo vairuotojo sėdynė ir buvo sukulti kiaušiniai. Vairuotojui uždėjus kaklo įtvarą į ligoninę buvo išvežtas Hyundai Elantra vairuotojas Valentinas. Opel Movano vairuotojas Miroslavas buvo blaivus ir paaiškino, kad iš šono spriegė saulė, mašina važiuojant į priekį staiga pristabdė, o jis štai nespėjo sureaguoti į šį veiksmą ir įvyko avarija. Jis nesugebėjo sustabdyti pakrauto automobilio. Reido reporteriai klausia, babuse, jūs ką sau galvojate taip žingsniuodama Taikos prospektu? Jūs lipsite per gyvatvorę? Na tai tada sėkmės, tik atsargiai. O tu ką galvoji, jaunuolį, makliodamas Vilniuje Švitrigailos gatve per raudoną ir netrukus pamatysite, kaip šoka vilnietis nuo mašinos tolin nustebęs. Mėlėjai, prie stop ženklo turi sustoti kiekvienas privažiavęs, o ne kolonomis šnioti pro jį. Mes jums sakome, Renault vairuotojai, jums. Šitie vairuotojai lėkiodami priešingą eismo juostą Šilutės kelyje jau užknisa irgi negyvai. Ir čia bus komandiruotas policijos automobilis, nepažymėtas specialiomis spalvomis. Visi kauksite ir taip lakstydami ir posūkių nerodydami. Tie, kurie apsisukimuose atsiduria šalia dešinio krašto, baigia irgi užknisti. Juolab atspėkite, ar jis į Debersino gatvę norėjo pasukti, ką? Ir taip per jį nesimato, kas iš dešinės atvažiuoja. Tada jis nukūrė antrą Taikos prospekto eismo juostą tolyn. Liepų gatvė. Kažikas šioje vietoje vairuotojams šauna galvon, kad jie į Agnės ir Džiugo kalną vis kyla prieš eismą ir dar žinomos firmos logotipų mašiną papuošia. Mes sakėme ir sakysime, kad nardyk nenardęs tarp eismo juostų, vis tiek prie raudono šviesoforo visi pasidaro lygus. Visi stoja į eilę. Tilžės gatvėje pėsčiųjų perėjoje pėsčiojo nepraleido vienas, antras, trečias, na, šį kartą užteks, sustokime ties trečių eismo veikėjų. Ir kitas siužetas apie gaują. Šilutės ir Debersono gatvių sankryžoje, kaip visada, vienas šauna per geltoną, o jau kiti per raudoną. 1, 2, 3, taip toliau ir panašiai. Ką tas geltonas čia daro išvažiuodamas iš Janonio gatvės, ką? Jis galvoja, ten vienpusis eismas, ne velnio, jis važiuoja tiesiai mums į kaktą. Ale kokių veikėjų reikia būti, kad taip lystum prieš nosius sukant iš Šilutės plento į vieno prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelę? Kur skubi žmogau? Ar deficito laikai dabar? Ar ko negausi, ką? Lietinga naktis Minijos gatvės ir Statybininkų prospekto sankryžoje. Tai gerai, kad tas baltos spalvos veikėjas kairėje ekrano pusėje yra baltos spalvos, tad visa nesąmonė matoma kaip ant delno. Neria iš trečios eismo juostos į dešinę, degant raudonam šviesoforo signalui. Čiuk lentelė su žalia rodiklė tai nėra. Ir ta mėlynos spalvos panelė, vairuodama taburetę, pavarė nevaikiškai į dešinę pusę, kai į galinio vaizdo veidrodėlį nežvelgdama pabandė rikiuotis Priestočio gatvėje ir vos nesukūlė greta važiavusio. Na ir dabar paprasti paklydimai paprastose miesto gatvėse ir net 3 nusivažiavimai gali pretenduoti į savaitės pavairavimą. Štai senukas su senuku Dieselgate atstovu netaip bando įsukti į Kauno gatvę, o kai pabando padaryti teisingai, vos nesukulia kitos mašinos. Kitas nusivairavimas ir paklydimas dar geresnis – Šilutės plento ir Smiltelės gatvių sankryža. Na žmogau, atsakyk, iš kur tu čia atsiradai, ką? Klausimai be atsakymo, nes atsakymo nėra. Ir savaitės paklydimas nusivairavimas atkeliavo iš Taikos prospekto ir Smiltelės gatvės sankryžos. Dėmesio į ekraną, dėmesio į priekį. Štai jis, savaitės pavairavimo laureatas. Vilkiko vairuotojas atvažiavęs prieš eismą, it ten toliau ženklų nebūtų. O gal navigacija dabar taip rodo? Važiuoti prieš eismą? Negali būti. Nors gal ir gali, jeigu taip važiuoja. Šiandien viskas, mes pasimatome kitą antradienį pusė 9 vakaro. Baltikum televizija rodys ką? Teisingai, ji rodys reidą. Būkite aplankyti. Sudie.